pareiškimas, tai dabar jau oficialiai visus noriu pasveikinti čia atvykusius. Tai Deivas. Deivas rūpinsis irgi su manim šį kartą treniruotėm. O, jam. Žinai, kai būna atsispiri, taip gerai supranti, kad atsispiri, bet balansą prarandi. Gerai, žiūrim, pirmos dienos. Nulinės dienos tai yra pramonė. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gerai, varom į krantą, palaukit matematikos pasimokami. Davai, ateik trečias dar. O, ateik. Realiai manęs nereikėjo. Nu dar vieną baltrau. Bet išbūk bent 5 sekundės, fotkinu jo. Opa. Va, Stonkus rodo pavyzdį, kaip reikia pasisveikinti su operatoriais ir parko valdžia, kad daugiau niekada nereikėtų išvysti raudonas lemputės ir pasileisti anksčiau laiko. Live hackas ir čia. Kas ateityje planuoja atvažiuoti į hipnotikus, galit mokytis iš profesionalų. Visiškai mano tema. Mūsų didžiausia komentatorė yra. Tidės. Op. Yeah, double, please. Zikt. Zikt. Thank you. Thank you. Nu, mindukai skaniai. Ką? Pirmas oficialus rytas. Atsikėlėm su Stonkum 7 ryto. Varom dabar lengvą krosiuką, pabandysim prabėgti. Tada maudynės, tada mankšta, tada pusryčiai ir prasidės treniruotės. Tai vat, bandom nuo pirmos dienos palaikyti tokį režimą. Nežinau, kiek čia mums tai pavyks, bet pradėti nuo to gal visai smagu. Kompanionai bėgimo. Šiandien 3, žiūrėsim, kaip bus rytoj. Bet šiaip tai va, kosmosas. Kosmosėlis. Komanda. Treneris. Jalla. Mašina atbėga po 27 kg. 2,7 Stonkų šaunuolį. Mūsų šiandien trenerė Jūratė. Nu ką, Mindaugas dabar bandys ekstremalų triuką. Gavo vieną leidimą iš operatoriaus, Mesuto. Corner cut vadinasi. Stonkus yra sukurtas iš tikrųjų tokiom nesąmonėm. Nu ką, antras bandymas. Hop. Nu ką, Stonkau, 27 bandymas. Parlėkia raketa, hebra, parlėkia. Nu, Stonkau, iškvėpiu, įkvėpiu ir tikiu tavim. Važiuojam. Raketa pasikūrė. Bus gerai. Viskas. Raketa išskrido. Beveik 3. Ne, tai šį būna padaro, bet čia žinai. Oi, tu?
Aš irgi vandenį dėjausi. Šiuo metu vyksta tea times. Ant vandens jau kai esi. Realiai net ant figūros nes... Šiandien išvyka ant kalno Nenaudėliai. Ten lipsim. Ar tu pritari, kad gražu? Taip. Mes va čia jo lipam. Ir čia lengviau. Cable Park. Nu gražu, gražu. Tikslas pasiektas. Nuotrauka padaryta. Leisimės vakarienės dabar. Vištiena. Vištiena šiandien? Grilis, jo. Šiandien vakarieniai mūsų laukia grilius. Turbūt geriausia vakarienė iš visos savaitės. Vištytė. O čia šefas. Va, o čia naujas baras, kaip atrodo naktį. Tai va, tikrai labai fainai. Kaip nuotikai kiekvienais metais gan stipriai atsinaujino, ypač šią vasarą padirbėjo tikrai iš peties. Daug naujienų. Tai va, šiandien rytelis vėl žiaurus. Likom šiandien dviese su Donatu, bet negaliu pykt, nes sąžiningai visi vakar labai pajudėjo. Tai... Liko vienas ratas. Let's go! Ką, 2 minutės? Vandens bosas ateina. Čia vat yra motyvacijos stovykla. Dar tiksliai su Mindaugu nesuprantam, iš kur čia pas visus tiek motyvacijos, bet nenurašom dar žmonių irgi. Čia vat yra normalūs stovyklautojai. Ai, aš neįsiu, žinok, šiandien. Šnekorė. Reikia įrašyti smegenis, kad jūs laikai. Reikia. Taigi vakar buvo klasikinis susipažinimo vakaras ir vardų žaidimas. Ir keli stovyklautojai pralošė fantus. Tai va, Irmantas yra vienas iš pralošusių ir jisai nusprendė fantą išsipirkti, pagaudamas savo norų priekinį kantą. Tai nieks jam to nesiūlė, bet jis pats pasisiūlė, tai mes dabar visi jo labai laukiam ir už kelių akimirkų jis šią užduotį turėtų įgyvendinti. Nu ką, Irmantas parskrenda, stebėsim. Pareina raideris.
Irmantas buvo iškart vatelės pasiruošęs, jeigu prakirs. Kolektyvas. Pažiūrėkit, kaip mes atsistatinėjom po plaukimo sesijų. Opa. Reik pažiūrėt, kas ten pirtyvy. Viena komandos dalis, antra komandos dalis, naujoje džekuzėje. Su tokiu vaizdu. Kiekvieną vakarą leidžiam raumenim atsipalaiduoti. Nu, Mindaugai, parodyk, prašau, kaip vyriškas šaldytuvas atrodo. Ar jūs esate pasiruošę? Pasiruošę, žinok. O, lova pirma. Oi, vyrukas. Vitamino B šaltinis. Bet. Ir dar pats svarbiausias momentas, štai va, tai yra visas komplektas. Jo. Šiandien vakarieniai, burgeriai. Maitinamės mes čia, žinokit, tai žiauriai kiekvieną vakarą. Va čia vat yra vyriška lėkštė. Dar pamatytum, kiek ten taip Čia vat vyriška Pačiau vieną lėkštė. bandelę, Čia pažiūrėk. tokia pusiau. Čia nesusipratimas iš tikro. Jurate, lepis mu parate. Can you make it in the line? Nelabai eina. Nu kaip sekas komanda? Sunkiai, pradžia sunkiai. Oi! Tai šiandien su viena grupe turim treniruoti didžiajam rate. Pabandysiu keliais video parodyti, ką jie čia veikia. Iš tikro tai čia atėjom, nes yra poreikis pasimokyti truputį bazinių triukų ant dėžučių, ant kitų lengvų figūrų. Tai šis ratas būtent tam puikiai ir tinka. Modestai, sveikas. Noriu jums kolektyvas pademonstruoti ne tik veiko dalį parke čia hipnotikė, bet ir poilsio zonas. Tai pažiūrėkit, atnaujintas parkas. Baseinas, gultai. Toks vaizdelis. Pasaka. Atvykom su kolektyvu į Sidę. Nu ką, jūs mūsų jachtą?
Teşekkürler. Şimdi. Ay. Abim ne diyor biliyor musun? Böyle yap, bir kameraya poz ver, test. Kol mes varžėmės, kas skaudžiau iškris iš laivo, o Donatą prigaudinėjo vietinis ledų prekeivis, likusi komandos dalis atvyko apžiūrėti kanjonų. Taigi, šiandien yra ketvirtadienis. Ketvirtadienis pas mus stovyklose yra oro triukų diena. Tai va, dabar keliaujame į 2.0 sistemą. Ten pravesim raideriam instruktažą ir jie bandys savo pirmuosius, galbūt kai kurie jau ir ne pirmuosius, oro triukus. Stebim, kaip jiems sekasi. Šiandien turėjo merginų varžybas ir jų užduotis buvo sustoti ant gravitrono figūros. Tai reiškia, kad likus keliem metram iki šios figūros jos turėjo paleisti barą, na ir užvažiavusios ant viršaus pabandyti sustoti. Žiūrim, kaip jiems sekės. Давай! Tai mūsų garbinga komisija už techniką. Atmėjai. Kūrybingumą. Nedžempelio. Julį. Yra, kuris išmeta. Aha. Galinė. Galinė. Būtų kita koja, būtų gerai. Ir dar jisai kartais. Tai turėtų būti vientisas pjovimas. Kartais taip atsitinka, jeigu tu nebeišlaikai edžo ir tada dar, kad tu nori išpjauti. Įmanoma, bet nesviršų tikrai. Paskutinę stovyklos dieną vyksta Kicker Jam stovyklautojų varžybos. Vakar vakare jie burtų keliu susižinojo savo komandas. Komandą sudaro du raideriai, vienas iš stipresnės grupės, kitas iš truputį silpnesnės grupės. Tuomet jie išsitraukia triukus, du triukus. Sunkesnį triuką ir lengvesnį triuką. Tai va, tai dabar vyksta tramplino treniruotė ir už geros valandos jau prasidės Kicker Jamas. Tai vėlgi, jums parodysim, kaip čia viskas vyksta. Iš tikrųjų labai smagios varžybėlės. Žmonės pabando triukus, kurių galbūt niekada nesugalvotų pabandyti. Tai čia tokia vat ir yra esmė. Cikt. Cikt. Labai gerai. Nu žiūrėsim dabar kaip realybėj. Sakė, stonkaus patarimėlis. O, ir lik žiūrėk.
duosiu kiti dalykai. Dabar vyks tai, ko dar nesate matę savo gyvenime. Ir bus sendinimas iki aukščiausio lygio. O triukų sudėtingumas vidutinis, tačiau dauguma žmonių nėra bandę šitų triukų, tai pamatysit patys, kas čia lauks mūsų. O, pagaliau ateina mūsų operatorius. Kiti nelabai suprato mūsų čia konceptą, tai šis vienintelis jaunuolis pagelbės mums. Gerai, viskas, pradedam. Tausai beksai. Ai. Šiaip neblogai. Va šiaip pasirinkimas. Bet. Op. Žiūrim. Op. Bum. Ne iki galo gavosi ryte, bet. Pasirinkimas. Ne pasirinkimas, bet. Opa. Šį rytą išmoktas triukas. Op. Opa. Diri, bet gavosi ryte visai neblogai. Op. O. Žiūrim, ką pasirinks. Jaunasi kulnais ir... Oi. Tai važiuoja vėjas, jauniausias stovyklos raideris. Indi grebas. Op! Wow! Žiūrim. Op! Bum, švariai, labai gerai. Parvaro raiderė, kurios pristatinėti nereikia, vyratėlė. Beksai 180. O, ir... Sau. Opa, metodas iš akmės. Gavo ne savo koją indi grebas. Op! Ai. Labai nepatogus šuolis, nes nori sukti iškart tik... Ai. Dabar žiūrim, kas jau galvoj dedas, net negaliu pagalvoti. Op! Laik! Ai! Sau! Žiūrim. Op! Vadovėlis. Na ką, į finalą pavyko išeiti 4 komandom. Iš naujo išsitraukė jau sudėtingesnius triukus. Neturėjo nė rato pasibandyti jų. Tai ir realiai dabar apiplauks ratą ir iškart šaus. Tai tęsiam transliaciją. Bet Donatas irgi techniškas raideris. Op! Ai. Bet... Op! Oi! Žiūrim, pradžia nebloga. Op! Switch tail grebas. Op! Laikyk! Pičiu. Be problemų, Baltrus. Labai nepatogus susipjevimas. Grebas. Ai, va. Switch tausai tai reiškia. Vytautas. Op. Nice. Mūsų drono pilotas. Žiūrėkit, susikaupęs. Nu ką, stovykla baigta. Liūdni veidai, bet nieko, pavasarį grįšim. O čia komanda dar lieka. Ir lauksim kitų. 35 dalyvių. Šiandien lėtas rytas, laukiam kitų stovyklautojų, tai su Stonkum dursim tokius pusryčius. Recovery. Kapitonas, vyr kapitonas žmona. Wow.